Kaip yra su tais santykiais? Vienintelio dalyko, ko nesupratau savo santykiuose, reikia nutylėti ar sakyti. Labai gerą klausimą užklausė. Aš esu iš tų žmonių, kurie nutylė, nes mane močiutė mokindavo. Būk moteriškesnė, nutylėk. Ir tai močiutė mokė, iš kur mes atsinešame, ar ne, kaip reikia bendrauti. Ja. Tai iš savo šeimos, iš to, ką matėm. Nuo senų laikų, žinai, buvo kalama į galvą, kad tu turi aukotis. O, nu, žmona jau ir vėl protą. Polesa. Jo, tai gal to mes prisibijom. Kažką tai va nutyliu ir tada, op, sprogo bomba. Bet jeigu mes nutylime ir tavo atveju, ar ne, tu kaupi ir finale tai turi kažkur išėjai, čia atsiranda arba priklausomybės, arba žmonės nežino kito kelio, kaip skirtis, lygos, panikos atakos, nemigos ir taip toliau. Bet žmonės nežino kito būdo, kaip išsakyti savo jausmus ir mintis, na pavyzdžiui, tau kažkas nepatinka, ar ne, ir tau automatiškai, aš negaliu sakyti, nes tada vyras palaikys, kad aš nesuprotau. Aš to nenoriu, aš tada būsiu gera žmona, nutylėsiu.